Šiaurės vidurio Lietuva. Radviliškio rajonas. Čia gyvena apie 35 000 žmonių. Miestai ir miesteliai skirtingi. Kiekvienas savaip įdomus ir turi savo žavesio bei ypatingą aurą, kurią kuria žmonės. Sveiki atvykę į Radviliškio rajoną. Kviečiu pakeliauti po jį drauge. Radviliškio miesto istorija skaičiuoja jau 455 metus, o vardas siejamas su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didiku Radvilų gimine. Nors bėgant metams Radviliškis buvo niokojamas gaisrų ir karų, 1924 metais jam suteiktos miesto teisės. Dabar čia gyvena ir dirba daugiau nei 15 000 žmonių. Miesto plėtrą atspindi iškilusios naujos gyvenamųjų namų, poilsio bei sporto zonos, istorinės atminties akcentai. Radviliškio miestą dalyja dvi kasdien gyvybę alsuojančios arterijos. Panevėžį ir Šiaulius jungianti automagistralė ir didelis geležinkelio mazgas, svarbus Lietuvai ir Baltijos šalims. Šiandieninį miesto vystymąsi ir klestėjimą, susisiekimą ir judėjimą simbolizuoja jo herbe pavaizduotas kylantis bei šviesą skleidžiantis žirgas. Radviliškio krašto išskirtinumas – darbštų žemdirbiai, kultūros židiniai dvaruose ir etninio paveldo puoselėjimas. Radviliškio rajonas žinomas medienos, baldų, žemės ūkio mašinų, metalo dirbinių, drabužių gamyba, maisto pramonė. Radviliškio rajone derlinga dirva, todėl gerai išvystytas žemės ūkis. Burbiškio dvaras. Pirmieji rašytiniai šaltiniai apie dvarą siekia 17 amžių. Šiandien neoromantizmo ir neogotikos paveldo vertybė pripažintame dvare aktualizuojamas ne tik architektūrinis kraštovaizdžio palikimas, bet ir dvarų kultūros tradicijos. Burbiškio dvaras žymus tulpių žydėjimo šventėmis, kurios švęsti pavasarį sukviečia 10 000 žmonių. Žmonės čia vilioja nepriekaištingai sutvarkytą dvaro sodybą, įspūdingas romantiškas parkas, įdomus renginių ciklai. Daugyvenės upės slėnyje, 18 hektarų plote, įkurtas Kleboniškių kaimo buities muziejus. Kaimas yra pripažintas vietovė, kuri geriausiai atspindi savitus Aukštaitijos regiono kraštovaizdžio bruožus. Kleboniškių kaimas savo ypatinga dvasia, senosiomis sodybomis, šimtamečiais medžiais, mažąja architektūra, žavingas visais metų laikais. Daugyvenės kultūros istorijos muziejuje draustinyje stūkso paslaptingas Raginėnų arba Raganų kalnas. Legendos byloja, kad čia raganos su velniais vestuves keldavusios. Vienas žymiausių ne tik rajone, bet ir Lietuvoje architektūros paminklų – Baisogalos dvaras. Nuo 1830 metų šie rūmai priklausė dvarininkų Komarų giminiai. O nuo 1952 metų dvare įkurtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės institutas, kurio veikla orientuota į gyvūnų genetikos išteklių, mitybos, kokybės bei gyvulininkystės poveikio aplinkai tyrimus. Pakiršinio dvaro istorijos pradžia – 18 amžiaus antra pusė. Pagrindinėme dvaro pastate dabar įsikūręs etninės kultūros ir amatų centras. Čia kuria amatininkai, organizuojamos edukacinės programos, puoselėjamos senųjų amatų tradicijos. Dvare kuriamos ir naujos gastronominės tradicijos. Čia rengiami šaltibarščių gaminimo čempionatai, kurie krašto svečiams tampa tikru atradimu. Viename gražiausių Radviliškio rajono kampelių, aukščiausioje rajono vietoje, pastatytas 21 metro aukščio apžvalgos bokštas, nuo kurio atsiveria kvapą gniaužianti krašto panorama.
Iš čia galime pasiekti Kudinų piliakalnį, kitaip vadinama Šiaulės kalną. Viena iš legendų pasakoja, jog čia užpustyta bažnyčia. Kultūriniam Radviliškio rajono gyvenimui itin reikšminga krašto istorija. Radviliškio miesto centre stovinti Deivės Nikės skulptūra tai pergalės prieš bermontininkus, Lietuvos nepriklausomybės kovotojų pagerbimo ir tautos laisvės simbolis. Tai, kad Radviliškio kraštas svarbus visai Lietuvai, liudija Minaičių kaimo istorija. Čia, partizanų bunkeryje, 1949 metais vasario 16-ąją susirinkę Lietuvos partizanų vadai pasirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją, kurioje išdėstyti nepriklausomybės, demokratijos ir žmogaus teisių bei socialinio teisingumo principai išlieka aktualūs ir šiandien. Šeduvoje užsukite į istorinę techniką alsuojantį Retromobile muziejų. Čia eksponuojama 10 metų skaičiuojanti, tačiau vis dar puikiai veikianti technika. Radviliškio Vaižganto progimnazijoje įsikūręs unikalus kosminio modeliavimo muziejus, kuriame fizikos mokytojo, kosminio modeliavimo trenerio Viktoro Karmono ir jo mokinių ilgamečio kruopštaus darbo vaisiai. Radviliškio krašto lankytinų objektų sąrašą pildo veikiantys maldos namai. Radviliškio katalikų bažnyčia Antrojo pasaulinio karo metais įrengta mūrinėme vokiečių belaisvių statytame pastate, o po 40 metų perstatyta pačių parapijiečių, išsaugota ir renovuota varpinė. Iškili, didinga, renesansinė tačiau su baroko bruožais, Šeduvos Švento kryžiaus atradimo bažnyčia miestą puošia jau 4 amžius. Baisogalos švenčiausiosios trejybės bažnyčios istoriją skaičiuojame nuo Žygimanto Augusto laikų, kai 1539 metais jis paskelbė dokumentą apie parapijos steigimą ir bažnyčiai dovanojo 50 valakų žemės. Dingęs Štetlas. Būsimas Šeduvos žydų istorijos muziejus. Štetlas jidiš kalba reiškia miestelį. Dingęs todėl, kad miesteliuose žydų bendruomenių jau nebėra. Tačiau atmintis dar gyva. Radviliškio rajono kultūros politika įgyvendina daugiau nei 20 kultūros įstaigų. Kraštas žymus švenčių ir festivalių gausa. Nuo 2010-ųjų Radviliškyje rengiamas tarptautinis kojinių mezgimo čempionatas. Šio renginio metu virbalų griebiasi ne tik moteris, bet ir vyrai iš Lietuvos ir kaimyninių šalių. Kokia tavo karma? Tai klausimas, į kurį jaunimas atsakymus gauna festivalyje Karma. Neatskiriama šio festivalio dalis – jaunimo apdovanojimai Mes jėga. Išradingai minimos bendruomenių, miestelių ir miestų šventės. Štai į atrakcijų gausų mėlynąjį pikniką kasmet kviečia Šeduvos miesto gimtadienis. O rudens pradžioje Šeduvoje vykstantis šviesos ir menų festivalis Nakties intencijos miesto parką paverčia įspūdingą šviesų ir šiuolaikinių menų sintezę. Pats gausiausias renginiais Radviliškio miesto gimtadienis. Radviliškiečiams ir miesto svečiams vyksta koncertai, įvairios edukacijos, dailininkų plenerai, žygiai dviračiais bei pėsčiomis. Veiklos netrūksta nei mažiems, nei dideliems. Šalia tradicinių sporto šakų turnyrų, sporto aistruoliai gali stebėti ir netradicinių sporto šakų varžybas. Šventę vainikuoja įmonių ir organizacijų eisena. Radviliškio rajone veikia daugiau nei 20 ugdymo įstaigų. Rajono savivaldybė rūpinasi, kad kiekvienas vaikas žinių galėtų semtis šiuolaikiškose ugdymo įstaigose. Atnaujintomis ir renovuotomis vidaus ir lauko erdvėmis džiaugiasi rajono lopšelių darželio Eglutė, Žvaigždutė, Šeduvos lopšelio darželio ugdytiniai. Vinco Kudirkos progimnazijos moksleiviai šiandien mokosi ne tik atnaujintose kabinetuose, mokymų laboratorijose, bet ir lauko klasėje.
Modernia mokymo ir poilsio baze gali pasigirti Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla. Renovuotomis erdvėmis ir atnaujintomis priemonėmis džiaugiasi Lizdeikos gimnazijos bendruomenė. O šimtmetį skaičiuojanti Baisogalos gimnazija spindi naujomis lauko ir edukacinėmis erdvėmis, atnaujintais kabinetais ir laisvalaikio zonomis. Ir tai dar ne viskas. Atnaujinamos bei kūriamos šiuolaikinės sporto ir laisvalaikio erdvės. Rajone moderniai įrengti 5 stadionai, prie mokymo įstaigų ir laisvalaikio zonose įrengti sporto ir laisvalaikio aikštynai. Daug lėšų skiriama krašto susisiekimo ir gyvenamosios aplinkos infrastruktūrai atnaujinti. Išasfaltuoti keliai, miestų ir miestelių gatvės, daugiabučių namų kiemai, privažiavimai, pėsčiųjų takai, sutvarkyti gyvenamieji mikrorajonai. Vienas naujausių infrastruktūros projektų – Eibariškių parkas, kurį rekonstruojant buvo išsaugota net 30 ąžuolų, įrengta 5000 kvadratinių metrų takų, poilsio vietų ir apžvalgos aikštelė. Sporto entuziastams ir profesionalams, vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms Radviliškio mieste įrengtas visas sporto kompleksas – stadionas, maniežas ir modernus plaukimo baseinas, kuris pritaikytas ir sveikatos stiprinimui. Įrengtas hidromasažinis baseinas, pirtis, saunos, sporto salė. Radviliškio rajone išvystyta visuomenės sveikatos priežiūra. Radviliškio ligoninė Šiaurės Lietuvos regione puikiai žinoma kaip ortopedinių ir kitų chirurginių operacijų centras. Tai prestižinė ir konkurencinga sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje dirba profesionalūs gydytojai ir mylimą darbą dirbantis medicinos personalas. Visa tai, kuo šiandien didžiuojasi Radviliškio kraštas, sukūrė žmonės iš meilės, atsidavimo ir pagarbos savo kraštui. Džiaugiuosi, kad apsilankėte mūsų krašte. Linkiu patirti jums čia nepamirštamų akimirkų.